Sveiki, brangus Tikiu TV žiūrovai. Dabar bus užsklanda. Tai buvo vakaras ir rytas, ketvirtoji diena. Ir mes atostogų režime jungiamės toliau, dalyvaujame, gyvenimas tęsiasi ir dvasios tikėjimas tęsiasi, toks koks yra Tikiu TV. Tikimės, kad jau turime pastovių žiūrovų, kurie laukia 19 valandos kiekvieną darbo dieną. Ir iš tikrųjų, kas liečia Dievą, dvasinį pasaulį, tai yra neišsemiami turtai, tai yra neišsemiami lobynai. Ir visą laiką yra į ką atkreipti dėmesį, visą laiką yra iš ko pasimokinti, ką aptarti. Vakar mes taip šiek tiek riebiau paėmėm apie melą ir tiesą. Ir žmonės dažnai vengia tokių kaip čia briaunų pasakyti, bet tai yra normalu, nes jeigu pažvelgsime, Jėzus Kristus vieniems buvo suklupimo akmuo. Įsivaizduojat, Jėzus gelbėtojas, kuris atėjo gelbėti pasaulį, paliko savo sostą dangui, prisiėmė žmonių nuodėmes, kaltes. Ir kai kuriems jis buvo suklupimo akmuo. Suklupimo tai yra į kitą pusę pakliuvimo į pragarą. Jėzus buvo suklupimo akmuo. Jis ir yra šiandien suklupimo akmuo. Vieniems. Taip sako Dievo žodis. Kitiems jis yra prisikėlimas. Prisikėlimo akmuo. Užlipimo akmuo. Prisikėlimo priežastis. Gyvenimo priežastis. Ir šiandien yra irgi tas pats. Todėl Jėzus yra kaip toksai atskirimo faktorius. Paimkim, taip, yra žmonija, ten kažkas vyksta, kažkas veikia, o Jėzus, jis yra separate angliškai toksai įrankis, priežastis, atskirimo priežastis. Avių, nuo ožių, išgelbėtų, neišgelbėtų. Taip jau yra. Ir šitoje vietoje labai svarbu, kad mes nepasiliktume mele šio pasaulio. Kad mes per tą atskirimo momentą, galbūt kažkokį tai svarbu, kai Jėzus mus pakvies, mes susitiksime su juo, susipažinsime, kaip tas atskirimo priežastis prie mūsų priartės, kad mūsų neapgautų šio pasaulio melas. Todėl mes ir kalbam apie melą ir tiesą. Ir šiandien norėčiau tęsti ir pasidomėti jūsų, paklausti arba tokį užduoti klausimą, koks garbinimas visgi yra, čia pasakyti, teisingas arba nemelas, Dievo garbinimas. Va, kaip jūs pagalvokime savo mintise. Vat kaip aš pasakyčiau, tarkim, vat kaip jūs pasakytumėt, vat toks garbinimas yra tiesa Dievo. O toks garbinimas irgi yra tiesa. Tiesa, tai reiškia, kad Dievui patinka, Dievas, kaip sakant, išsilydo, jam faina, jam gera. Kaip įsivaizduokit, kaip ir žmogus žmogui kažką gero nori padaryti ir padaro, ir tada kitam žmogui būna malonu. Tai pagalvokime, koks mūsų turėtų būti santykis į Dievą arba tas garbinimas, kad Dievui būtų malonu iš tikrųjų. Jisai, taip reiškia, pagaliau viskas, visi namie, viskas tvarkoja.
koksgi tas garbinimas turėtų būti. Ir aš manau, aš irgi galvojau, tikrai daug visokių ten ir formų garbinimo, ir praktikų, ir ritualų yra. Ir kažkaip aš matau, kad Dievui ritualų nelabai reikia, nes tokia viena vieta man užstrigo iš rašto. Dievas sako, man nereikia tavo atnašaujimo aukų, deginamųjų, nes žmonės kaip įpranta kažkaip daryti tos ritualus, jau jie būna be dvasios, be prasmės, jie yra tiesiog ritualas padarytas, kaip yra tas sukalbėkime maldą. Įsivaizduoju, vien tik tai, ką reiškia, ar čia yra malda Dievui, ar čia yra santykis, atėjimas, sukalbėkime maldą. Tai vien tik to jau užtenka, pats apibūdinimas maldos sako, kad tai nėra santykis. Tai yra kažkoks kalbėjimas, abrakadabra ar dar kažkas, nežinau. Ir tada užsiduodam iš tikrųjų klausimą, kaip garbinti tą Dievą iš tikrųjų, iš tikrųjų dvasioje ir tiesoje, kaip sako, ieškau garbintojų dvasioje ir tiesoje. Ir ta dvasioje ir tiesoje įdomu, kad žmonės taip skirtingai interpretuoja. Vieni sako, čia šlovinimas yra dvasioje ir tiesoje. Čia mes dabar pagiedosim Dievui giesmes, pasakysim Jėzau, Jėzau, koks tu vertas. Visa tai yra gerai. Bet svarbiausia yra, kas yra širdyje žmogaus. Kas yra širdyje. Ir dažnai tie ritualai tokie, garbinimų, fiziniai, kūniški, ar ne? Tai yra kūniškas ritualas garbinti, ten, tarkim, šlovinimu. Tu kūnų savo garbinę, gitarą groji, ten judi, kažką darai. Bet klausimas, ar tai yra dvasioje ir tiesoje garbinimas. Ir daugelį dalykų mes kažkaip įpratę ir atsinešę, mūsų bažnyčiose yra tokios tradicijos garbinti kūnais, kūniškai garbinti. Ir tas Jėzus pasakymas, tėvas ieško dangui garbintojų dvasioje ir tiesoje. Tai gal yra kažkas kito negu kūniškai atlikti ritualą. Vieną ir kitą. Kaip ir tada Dievas sakė, man nereikia tavo aukų. O ko jam reikia? Jam reikia, sako, man reikia tavo širdies. Opa. Ir aš noriu pasiūlyti šiandien pakalbėti tą temą, būtent tikro garbinimo tema, dvasioje ir tiesoje, apie santykį tikrą su Dievu, kad Dievui reikia mūsų širdies. Ką tai reiškia širdies tavo? Ką tai reiškia? Vieną kartą sekmadienį per savaitę, dar trečiadienį. Aš noriu pasiūlyti tokią mintį, kad Dievui reikia mūsų širdies visos, tai yra mūsų meilės, mūsų, kaip psalmininkas gieda, ir dieną ir naktį aš apie tave galvoju, nepamirštu niekados. Tos širdies, kur Dievas yra pastoviai. O kas yra Dievas, ką mes vadinam Dievas, yra mano širdyje. Tai yra jo matrica. Yra ta šalomas, yra dangus. Mano širdis yra kiekvieną minutę atverta Dievui. Ten negali niekas įsėlinti, jokia tamsa, joks nuliūdimas, joks susidėlimas, joks pyktis, joks neatleidimas ten negali užsilaikyti. Tai yra, noriu pasiūlyti, kad tai yra tikras garbinimas. Ir to, kaip ir Dievas nori iš mūsų. Kas iš to, kad mes jį repetuojam, nežinau,
kiekvieną dieną vaikštom į repeticijas, pašlovinam jį per kažkokią šventę. Aš pats irgi, man patinka groti, taip išreikšti save, Dievui tą jausmą būtent per kūniškus dalykus. Ir aš irgi taip darau, bet ateina momentas, kai tu lieki 1-2 arba pats su savim ir nebėra tos jėgos Dievo, nebėra to santykio. Yra kažkokia problema, gyvenime ateina tos audros, kaip parašyta, ir tą namelį nuneša. Ir aš manau, tada Dievui yra skaudžiausia. Kaip jums atrodo? Kaip jūs pažįstate Dievą? Pagalvokite, skaitote, pažįstate, garbinate. Kaip jums atrodo? Ar Dievui patinka tas sekmadieninis savaitės garbinimas ir ritualų atlikimas ir Dievas laimingas, susijaudinęs visą savaitę, tiesiog nustebęs, priblokštas tokia mūsų meilė. O paskiau savaitės eigoje mes neturim jėgų pasipriešinti piktajam. Mes atiduodam savo širdį, savo protą. Mes pasitraukiam iš situacijų, kur esame raginami jas spręsti, arba kaip tikintieji išstovėti juose. Tai man atrodo, kad aš manyčiau ir noriu pasiūlyti tokią mintį, kad tikras garbinimas dvasioje ir tiesoje iš tiesų yra garbinimas Dievo slaptoje. Turėjimas to santykį su juo, gal net paimkim intimų santykį, tarkim kaip pavyzdį, žmonos su vyru. Tai va tokio pat lygio, tik tai širdžių santykį. Dievas nori, kad mes kiekvienas žmogus turėtume su juo. Kuom tai skiriasi nuo paprasto tokio viešo garbinimo? Tai skiriasi, nes tas santykis, kuris yra 1:1 su Dievu, jis ir turi tą tokį pavadinimą žodelį intimus, kadangi ten vyksta ir Dievas nori, kad vyktų tokie dalykai, toks atvirumas, toks nuoširdumas, kurio niekam nedėrėtų pasakoti. Iš tikrųjų, kuriame tame santykyje mes galėtume pasitikėti Dievu iki pačių siūlelių, kaulų sąnarių, kad ten neliktų jokių stalčiukų, kuriuose dar būtų kažkokios nuodėmėlės ar dar kažkas, tai ko mes negalėtume išpažinti ir atnešti Jėzui. Tai reiškia, kad kai mes tai atnešam, mes turime pasitikėjimą. Dievo garbinimo esmė yra tai, aš gal iš savo pusės pasidalinsiu, kad aš pasitikiu Dieve tavim, kad tavo meilės man užtenka, tavo malonės man užtenka, kad tu pasiryžęs visą laiką vesti mane į gerą, atstatyti mane, išsaugoti, išgelbėti. Iš ties visą laiką yra ta potencija man ir aš leidžiu, kad ji būtų. Štai kur yra garbinimas. Negarbinimas dainele, negarbinimas kažkokiu tai ritualu, o tikėjimu ir pasitikėjimu, kad mano gyvenimas keičiasi ir kad Dievas gali jame daryti tvarką, daryti savo valią, kaip danguje, taip ir žemėje, ir apdovanoti mane dangaus turtais, amžinuoju gyvenimu. Tai čia tokia antrą klausimėlį pasirašiau, ko Dievas nori iš žmogaus. Vat koks jo interesas žmogui.
Ir kaip tik mes priėjom prie šito, kad pažiūrėkit, ko Dievas nori žmogaus. Tie, kurie susipažinę su šventuoju raštu, prisiminkite, ką Dievas sako, ko jisai nori. Kaip mūsų smegenyse, galvoje, koks yra nusipiešęs paveikslas iš tikrųjų, jeigu aš paklausiu tokio paprasto klausimo. Ko Dievas iš tavęs nori, koks jo troškimas pagrindinis. Ar nieko nenori? Ar mes čia šiaip savo, nežinau, sprogimas, atsiradom tokie ir kažką čia bandom žaisti, kažkokį Dievą atrasti. Taigi, ko jisai nori? Ir aš matau, kad Dievas nori, jis nori duoti žmogui. Jis nuo pat pradžio, jis nori duoti ir laiminti. Jis visur rašo, išlik žmogau mano žodyje, nenusidėk, nenusigręžk, netikėk melu, kurį velnias tau meluoja. Ir aš tau duosiu, aš tave palaiminsiu. Sako, žiūrėk į mane, gerėkis mane, manimi, aš išpildysiu tavo troškimus. Dievas visą laiką nori duoti. Jeigu mes atidžiau prisiminsim šventąjį raštą, jo didžiausias troškimas yra duoti, mylėti, išgelbėti, atstatyti, susigrąžinti, turėti santykį, būti mums Dievu. O ką reiškia būti Dievu? Na, taip. Kažkas panašaus galbūt, gal kažkas ir supyks ant manęs, kaip vyrui būti, kaip žmonai būti vyru. Tai yra būti reikalingu, būti naudingu, būti išsipildžiusiu, duoti, mylėti, rūpintis, būti gerbiamu. Tai Dievo toks pat troškimas. Mes žmonės esam sukurti ne šiaip savo, pagal jo atvaizdą. O kodėl pagal jo atvaizdą? Kad suprastume, kad jis galėtų su mumis bendrauti. Turime tą laisvą pasirinkimą. Mes nesam vergai. Nepamirškime, jeigu velnias mus apgavo, kad mes esam vergai, kažkokie Dievo padarytos marionetės. Taip nėra. Mes nuo pat pradžių, Dievas sako, padedu tau gyvenimą ir mirti. Ir tu pasirink. Ir dabar taip pat irgi. Jėzus atėjo su gerąja naujiena, užnešė visą mūsų nešvarą, purvą, ligas, nesėkmes, tą, ką velnias mums primeluoja ir sako, tu laisvas, tu švarus, priimk, pasirink. Nori patikėk, priimk, būk laisvas, gyvenk, laimingas, džiaugis, šlovink. Nenori, nepriimk. Tai rezumuojant, Dievas nori mums duoti. Ir tada tokiam santykyje mes žmonės, kad turėtume šitą santykį, mes turime mokytis priimti. Nes jeigu mes nusisuksim, mes neišpildysim Dievo noro ir troškimo mums duoti, mus palaiminti. Jeigu mes patys nuspręsim ir uždarysim, nuteisim save, mes neverti, mums nereikia, mes galim geriau, mums nereikia jokio Dievo. O kita vertus, mintis nušoko. Na nieko, tai gerai, grįžkim prie tos tada pagrindinės.
Ir tai nėra lengva. Būtent tai nėra lengva priimti. O, prisiminiau tą mintį, tiesą. Vat kodėl Dievas mus vis laik perspėjinėja, kad būkite dori, nedarykite nuodėmių, nedarykite to ir to. Klausykite, žiūrėkite į mane, ką aš sakau. Eilė visokiausių dalykų yra ir Senajame testamente parašytų, ir Naujajame. Tokių pasiūlymų žmogui, kaip neselgti, o kaip elgtis. Ir kas tai yra? Ar tai yra kažkokios tai priespaudos, vergystės, kažkokie momentai pažeminimo? Ne, tai yra sąlyga, kad Dievo troškimas išsipildytų. Dievo troškimas neišsipildys, jeigu mes gyvensim mele. Jis negalės mūsų laiminti. Tiesiog dėsnis yra toks dangaus. Mes negalėsim turėti tų palaiminimų. Ir todėl mes matom ir Senajame testamente labai daug dalykų, kur parašyta, kad jeigu tu elgsis taip ar anaip ir taip ir ketvirtaip, tai va, tu negausi to mano palaiminimų, nes toks yra dangaus dėsnis. Bet aš tau jūs labai noriu duoti tos palaiminimus. Aš tave labai myliu. Ir todėl, jeigu tu elgsis taip ir taip ir taip, aš laiminsiu tave iki 10 kartos, iki 1000 kartos, tavo vaikai bus palaiminti kartoms į priekį. Jeigu tu atkreipsi dėmesį į mane, į mano žodį, ką aš sakau, dėsies į širdį ir atsakysi man į mano tą troškimą, kad aš galėčiau tave palaiminti. Tai reziumė, pažiūrėkit, juk gaunasi taip, kad Dievas labiausiai nori, kad žmogus būtų laimingas. Ar tiesa? Dievo pagrindinis tikslas padaryti žmogų laimingu. Ir Dievo garbinimas dvasioje ir tiesoje leisti sau būti laimingais, pilnaverčiais, mylinčiais, karaliais, duodančiais, visada džiaugsmingais, patenkintais, nemurmančiais. Tai yra pagrindinis Dievo tikslas. Ir mes tuo pagarbinam Dievą, kai mes patikim juo, kad jis tai mums nori duoti ir priimam. Kai mūsų gyvenimai keičiasi iš sutrinto, iš priklausomo, iš nelaimingo į laimingą, pasitikinti, ramų, dainuojantį. Bet čia yra svarbiausia – širdies pasikeitimas. Leisti Dievui pakeisti mūsų širdį. Ir tai jis padarė iš tikrųjų, užgarantavo per Jėzų Kristų. Jeigu Senajam testamente jisai mums pasakojo, kaip mums reikėtų elgtis, kokia turėtų būti mūsų pozicija, kad jis galėtų mums tą visą meilę duoti ir išlieti. Bet mums nelabai sekėsi ją priimti. Tai galų gale laikų pabaigoje jis atidavė savo sūnų už visą tai, kas mus skiria nuo Dievo, už visus mūsų silpnumus, ko žmogus negali padaryti. Žmogui neįmanoma daugelį dalykų. Ir Dievas tada lieka bevaisis. Jis negali mūsų palaiminti. Negali jo meilė ateiti mūsų širdis. Bet Dievas taip pamilo pasaulį. Jis dar labiau pamilo pasaulį, negu mylėjo, kad jis rado išeitį. Jisai visas žmogaus negalės, nesugebėjimus, melus užnešė ant kryžiaus per Jėzų Kristų. Sako, priimk tai, tau nieko nereikia daryti. Priimk tą mano meilę. Aš tau kaip tada, taip ir dabar
noriu duoti. Aš viską padariau, kad tik tau galėčiau duoti. Kad tau galėčiau duoti gyvenimą. Ir jis taip trokšta, kad mes priimtume jo meilę. Patikėtume Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus. Tai yra garbinimas. Tai yra tikrasis garbinimas. Priimti Dievo meilę. Priimti jo auką. Besąlygišką jo meilę. Štai kur yra tikrasis garbinimas. Drąsiai atsistoti ir išpažinti. Tikiu Dieve. Tikiu Jėzau Kristau. Ką tu dėl manęs padarėjai? Kad man dabar priklauso tie visi Dievo palaiminimai, kuriuos jisai sakė per amžius žmogui, kiek su juo bendravo. Visi palaiminimai. Nes sąlyga mano šventumo esi tu. Mano visos tamsos nesėkmės, nesugebėjimai paimti ant kryžiaus. Ir dabar kelias Dievo palaiminimams ir jo pažadams yra atviras į mano širdį. Ir tikrasis Dievo garbinimas yra to priėmimas. Ne ritualai, ne kažkokios tai maldos liturgijos, šlovinimo naktiniai ten, dar kažkokie ten varginimai. Nebereikia to. Nebereikia varginti kūnų. Reikia priimti Dievo meilę. Priimti ir jinai ateis į mus, bus ir pati meilė iš vidaus mus išvalo. Pati meilė iš vidaus mus išvalys. Štai tokia yra žinia ir toks yra Dievo garbinimas tikrasis. Priimti iš Dievo jums, man duotą gyvenimą. Ir tai nėra lengva. Nėra lengva, nes kiekviena diena ateina su melu. Piktasis nesnaudžia. Kaip riaumojantis liūtas, jisai tyko, ką nors susigrąžinti atgal į netikėjimą, susigrąžinti atgal į savo jėgas, kad tu gali, ko tu čia tiki dabar, tugi pats arba tugi kaltas, kas tu po viso šito. Piktojo vienintelė veikla yra melas, kuris yra priešingas Dievui, Dievo tiesai. Todėl tai yra nelengva. Bet visi dalykai, dieviški dvasiniai, yra pasiekiami, laimimi tikėjimu. Tik tikėjimu. Ir niekados mes negalėsim jų pasiekti kūniškais darbais arba kūniškom išraiškom, nes tai yra dvasiniai dalykai. Tai yra mūsų santykis su Dievu, kurio nematome, mūsų širdis su juo, artumas. Ir tai yra jo troškimas. Jis trokšta mūsų širdies, o ne kūniškų kažkokių tai garbinimų, ritualų. Ir čia yra labai svarbu. Aš nepasakysiu, aš nesu kažkoks mokytojas, aš tiesiog dalinuosi, kas yra dvasioje, kad Dievas yra pašaukęs, kaip aš jį pažįstu, dalinuosi ir džiaugiuosi to pažinimu, nes tai duoda vaisių. Tai duoda iš tikrųjų vaisių ir kažkaip Dievas parodė, kad daug melo yra aplinkui ir net jo namuose daug melo. Tai turiu viltį. Esu paragintas, turiu viltį kalbėti apie jo meilę, žadinti mus, kad mes susimastytume, paklaustume savęs, kasgi yra tikrasis garbinimas. Ir tai yra ne mūsų reikalas, ne tavo broli reikalas ir ne mano reikalas. Ką Dievas padarė ant kryžiaus, jisai tai padarė, jisai tai panorėjo, tai buvo jo sprendimas. Mes galim umničyti ir visai tenais galvoti, čia už vienus numirė, už kitus nenumirė, čia numirė tada, jeigu tu tik būsi geras, jeigu būsi blogas, tai nenumirė. Ir kiek visokiausių dalykų tas žmogus prisigalvoja. Dievas sako, ne tavo reikalas, čia yra dvasiniai dalykai. Tu priimk tikėjimu, būtent tikėjimu. Jokios logikos nėra. Ir čia yra tikrasis garbinimas. Priimti savo tapatybę Jėzuje Kristuje, priimti naująjį
Marių, priimti naująjį. Pasakyk savo vardą. Priimti naująjį. Tikrą, kurio vardas įrašytas dangui. Iš malonės, iš to, kad Dievas nusprendė ir padarė. Pagerbti jo darbą, įvertinti jo darbą. Štai kur yra tikrasis garbinimas. Tokių garbintojų. Jėzus sako, mano tėvas ieško. Matot, ne kūnais, kai jie tenai su Samarietė kalbėjo. Ar ten bus pagarbintas vieta, ar ten bus pagarbintas. Kur čia mes dabar garbinsim? Ar ant Siono kalno, ar ten pas Samarietę kažkur prie kažkokio šulinio, kur ten tėvai kažką garbino? Ne. Va čia. Va čia. Čia yra ta vieta. Jinai vadinasi dvasioje ir tiesoje, viduj. Intimiam santykiui su tėvu. Intimiam santykiui su Jėzu, ko niekam nepapasakosi. Čia yra tikrasis garbinimas. Ir tai yra tikrasis džiaugsmas. Mes tada nuo nieko nepriklausome. Tik tai nuo Jėzus. Ir turim jo ženklą, turim jo įspaudą, turim jo charakterio savybės. Ir tokie žmonės bendraudami vienas kitą pažįsta. Jie jaučia tą šviesą, jie jaučia tą pagarbą, tą jautrumą vienas kitam. Ir jūs tokius žmonės pažįstate irgi. Gal net jūs ir jūs toks esate. Bet aš kalbu daugiau, galbūt taip tiem žmonėms, kuriem dar šiek tiek sunkokai sekasi. Būtent kalbu tiems, kurie dar velkasi savo naštas, pergyvenimus, pas kurios dar įsijungia tos kažkokie kaltinimai, baimės, neatleidimai, kažkokie tai baimės. Tai daugiau, tikiu, tave yra skirta tokiems žmonėms prikelti, papasakoti, apreikšti, kad būtų galima atsigauti, gauti sielai atgaivą. Tai kaip ir tai buvo vakaras ir rytas, 4 diena. Šiandien jau praėjo šitą laidą. Laiminu jūsų vasarą. Iki rytojaus. Sudėjau.